Kazino Admiral lažybos, Kazino Admiral. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Nežinau kaip jūs, bet aš tokios istorijos krepšinėje nesu matęs. Nuo šito... Augustai, aš manau, kad tu gerą analizę padarysi, tu man atsakysi, aš paklausysiu arba perskaitysiu tavo, nes aš neturiu atsakymą, aš nežinau. Iki šito... Ir tai yra vadinama pitch invasion. Tai yra šventė, kokios Utena dar nematė. Vos 2 mėnesiai. Dar mažiau, tai yra vos 1 mėnesis ir 1 diena skyrė Utenos Juventuso pirmąją pergalę po 11 nesėkmių iš eilės ir patekimą į Lietuvos krepšinio lygos finalą. Aš manau, kad bet kokios krepšinio lygos visame pasaulyje istorijoje nėra turbūt buvę tokio fakto, kad komanda, kuri pralaimi 11 kartų iš eilės tame pačiame sezone, žaidžia ir tos lygos finale. Tiesiog, tokios blogos komandos nenueina taip toli. Prisipažinsiu, nenorėjau daryti video tada, kai to manęs prašė, nes tiesiog negalėjau nieko gero tuo metu pasakyti, o dabar mes galime tiesiog paprasčiausiai pasižiūrėti, kaip Laimonas Eglinskas paėmė tuos pačius žaidėjus, kurie atrodė, kad žaidžia prasčiausiai visoje lygoje ir dabar nuvedė juos į finalą. Kasgi pasikeitė taip kardinaliai? Kaip Utenos Juventusas parbloškė Vilniaus Rytą ketvirtfinalyje ir Klaipėdos Neptūną pusfinalyje? Ir dar kartą galėsime įsitikinti, kad žaidėjų lygis taip greitai nesikeičia. Jie arba tiesiog žaidžia geroje ir jiems tinkančioje sistemoje, arba tokioje, kuria jie patys netikė. Kaip visada nepamirškite prenumeruoti kanalo, paspauskite like ant video ir nors ir vėluodamas, bet noriu pranešti, kasgi laimėjo Kasparo Jakučionio marškinėlius su jo paties parašu. Ir tai yra Rėja Sriubikaitė. Jeigu tu žiūri dabar Rėja, tai parašyk man per Instagramą ar Facebooką, kažkaip susisieksim dėl šių marškinėlių perdavimo. Sveikinu ir likite budrus, bus konkursų, manau, ir ateityje kažkokių. Gerai, tai kasgi pasikeitė tame Utenos Juventuse? Ir čia išskirčiau 2 turbūt pagrindinius dalykus ir labiausiai matomas, labiausiai ryškus yra tiesiog žaidėjų energija ir žaidėjų pasitikėjimas. Laimonas Eglinskas garsėja kaip treneris, kuris visada šokinės prie šoninės linijos, visą laiką rodys begalinę energiją ir to, manyčiau, kad labiausiai trūko šiai komandai. Bet buvo akivaizdu, kad Juventus krepšininkai nebetiki Kęstučio Kemzūros strategijomis, filosofija, keitimais, puolimo dalykais ir tiesiog viskuo, kas vyksta aikštelėje. Laimonas Eglinskas, kaip puikus gaisrininkas, atvyko į įvykio vietą, suprato, ko trūksta, išlaisvino tiesiog krepšininkus, kai kurie jų pradėjo daug daugiau žaisti aikštelėje, pakalbėsime ir apie tai, bet tiesiog įskiepijo vėl tą norą žaisti ir būti tiesiog labiau energingiems negu varžovai. Ryškiausias žaidybinis pasikeitimas buvo tiesiog bėgimas į greitą puolimą. Iš vienos lėčiausių komandų Utena tapo viena greičiausių komandų visoje Lietuvos krepšinio lygoje. Nuo 89 iki 95 pakilo atakų rengiamų per vieną mačą skaičius. Nepaisant to, klaidų skaičius sumažėjo per vieną, vadinasi, kad toks žaidimo stilius tinka šiai komandai ir mes tą žinome, matome, kaip tai puikiai tinka Maxwellui Lewisui, Malikui Johnsonui, tam pačiam Pauliui Valinskui, Lukui Uleckui. Ir tuo pačiu tai leidžia komandai, kuri ilgą sezono dalį žaidė be tikrojo žaidėjo, kadangi tas Maliko Johnsono pasirašymas nebuvo labai jau vykęs, tai leidžia komandai be įžaidėjo rinktis lengvus taškus ir nevargti pozicinėse atakose. Su Kęstučiu Kemzūra buvo žiauriai daug žaidimo nugara į krepšį ir jis nebuvo labai efektyvus. Jeigu kalbant bendrai ir lyginant tiesiog procentaliai, ką puolime, kiek žaisdavo Utenos Juventusas, tai prie Eglinsko mes matome labai didžiulį pasikeitimą. Žiauriai smarkiai sumažėjo būtent žaidimo nugarai krepšį skaičius nuo 10% visų atakų iki mažiau negu 4%. Didžiausias pasikeitimas, žinoma, daug daugiau greitų atakų, daugiau 1-1 žaidimo ir daugiau 2-2 žaidimo. Ką tai reiškia? Mes nuėjome nuo, sakykime taip, galbūt kiek senesnio stiliaus žaidimo arčiau nugarai krepšį prie tiesiog modernesnio krepšinio, kur viskas sprendžia gynėjai ir kur bandoma greitai į greitas atakas kuo daugiau. Mes gavome kokią situaciją? Mes gavome tokią situaciją, kur Utenos puolimas atrodo kaip vienas sunkiausiai sustabdomų lygoje. Komanda, kuri labai sunkiai galėdavo užpulti tos 11 pralaimėjimų serijos metu. Su Kęstučiu Kemzūra per 38 mačus būdavo vos po 5,6 greitos atakos iš Juventuso per mačą ir 5,7 taškai iš to. Prie Laimono Eglinsko greitų atakų skaičius
skaičius padidėjo daugiau negu 2 per vieną mačą ir taškų renkamų skaičius tose atakose pakilo nuo 5,7 iki 10,1. Tai yra net 4 taškais vidutiniškai daugiau per vienerias rungtynes greitose atakose. Ir kaip tau gali nepatikti žaisti taip greitai ir mėtyti laisvus tritaškius, mėtyti laisvam iš po krepšio. Kitas dalykas - žaidėjų išaugusios rolės ir pasitikėjimas savo jėgomis. Maxwellas Lewisas nuo 20 minučių išaugo iki 29. Šarūno Beniušio rolė išaugo ir žinoma, kadangi sumažėjo žaidimo nugarai krepšį, kuriuo būdavo naudojamas Ivanas Vranešas, padaugėjo pick and roll ir 1-1, reikėjo žmogaus, kuris greičiau leistųsi link krepšio. Šarūnas Beniušis tą daro tikrai geriau, jo laikas padidėjo nuo 14 minučių iki 21. Pauliaus Valinsko rolė išaugo, Malikas Johnsonas pradėjo daugiau žaisti. Tarpsme, tas bičas buvo kone išspirtas iš komandos jau vienu metu ir grįžus Laimonui Eglinskui jis vėl įsiliejo į komandą, kadangi treneris pasakė, taip, man jo reikia, aš žinau, kaip jį išnaudoti. Sumažėjo kelių žaidėjų rolės. Erikas Venskus ėmė žaisti daug mažiau. Kenny Cherry rolė išaugo nuo rotacijos žaidėjo iki epizodinio vaidmens. Jis labiau tapo tokiu veteranu, kuris patarė komandos draugams. Ir dar vienas labai svarbus dalykas pasikeitęs, tai kad Juventuse sumažėjo tokių dažnų ir greitų keitimų. Kęstutis Kemzūra norėjo daryti kažką panašaus į Paryžiaus ar Valencijos stiliaus komandas, kur tie keitimai būdavo tikrai dažni, nesvarbu kaip tu žaidi, ar tau sekasi gerai, ar tau nesiseka, būdavo norima žaisti, trumpomis atkarpomis. Tiesa, kam tą daryti, kai tu žaidi vieną lėčiausių krepšinių lygoje, man nebuvo iki galo aišku ir tai nepatiko krepšininkams, kadangi, jeigu tu įmeti kelis metimus iš eilės, tu nori žaisti ir toliau, o tave sudina ant suolo, nesvarbu, nes kadangi tiesiog yra tokia filosofija ir dabar jos reikia laikytis. Mes matome, kaip tie patys žaidėjai, žaisdami daug ilgesnės atkarpas, nepavargsta ir kokius metimus sudėtingus jie pataiko. Luka Ulecko tritaškiai per rankas nulėmė šitą seriją su Neptūnu. Paulius Valinskas spindėjo ir rinko po 20 taškų šitoj serijoje. Kiek sunkių metimų buvo ir jo pataikyta po driblingo, to mes nematėme prie Kęstučio Kemzūros. Ir tai yra tikrai nieko naujo iš šitų dviejų žaidėjų. Jie tą mėgsta daryti ir ypač tą mėgsta daryti Paulius Valinskas. Kazino Admiral lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Kitas ironiškas dalykas yra tai, kad net patys krepšininkai Juventuso sako, kad deriniai nelabai kuo pasikeitė. Gynyboje gal buvo šiokių tokių minimalių pakeitimų, bet ten irgi nieko drastiško. Bet mes matome, kaip tokie maži pakeitimai. Greitas puolimas, energija ir žaidėjų pasitikėjimas ir tu eini nuo 11 pralaimėjimų iš eilės, tu eini iki pat LKL finalo. Kiek gali duoti tokios mažos rolės ir paprasčiausiai aplinka komandoje, nuotaika komandoje. Su Laimonu Eglinsku ji gerokai geresnė. Kitas dalykas, kardinaliai išaugo Juventuso pataikymas iš 2 taškų zonos, kas irgi kalba ne tik apie lengvus taškus greitose atakose, bet apie geresnių metimų puolime susikūrimą. Geresnį žaidėjų ir jų stiprių pusių panaudojimą. Pavyzdžiui, Malikui Johnsonui yra netikros užtvaros. Maxwellui Lewisui jų greičiui išnaudoti, jų ilgiems žingsniams išnaudoti ir suteikti jiems šansą prasiveržinėti. Šiaip Maxwello Lewiso rolės išaugimas yra vienas turbūt bene svarbiausių tokių Eglinsko žingsnių. Nuo 20 minučių jis pradėjo žaisti 29 minutės ir nuo 8,5 taško jis tapo 17 taškų per rungtynes krepšinį. Na, sutikite, kai tavo žaidimo laikas pakyla 9 minutėmis, tu dažniausiai nesitiki, kad tu gausi per tas 9 minutės papildomus 9 taškus, bet Laimonas Eglinskas sutiko gyventi su Lewiso koncentracijos klaidomis gynyboje, su jaunatviškumo klaidomis, bet gavo už tai labai didelę paspirtį. Ne tik puolime, bet ir kartais gynyboje, kadangi jo atletiškumas leidžia jam dažnai po savo paties klaidų ištaisyti jas savo atletiškumu. 8 blokuoti metimai per 6 atkrintamųjų rungtynes ir dažnai, kai jis būna silpnoje pusėje, varžovai tikrai turi pagalvoti ar mesti ar ne, nes jis gali atsirasti labai greitai prie krepšio. Puolime tai yra žmogus, kuris kol kas fantastiškai pataiko tritaškius, gali sužaisti 1-1, turi tą vieną veiksmą po driblingo, kuomet deda žingsnelį į priekį ir iškart atšoka atgal, bei savo ilgais žingsniais gali veržtis iki pat krepšio. Na, sunku jam kažką pasiūlyti Lietuvos krepšinio lygoje priešais, kai tavo žingsniai yra tokie ilgi ir tu gali taip ilgai laikytis ore. Taip, gynyboje vis dar jis daro žiauriai daug klaidų, manau, kad Kauno Žalgiris tai labai gerai išnaudos, mes jas matėme ir serijos su Klaipėdos Neptūnu, kuris tiesiog užmiega atakos viduryje, palieka savo žmogų, arba keičiasi ten, kur nereikia, arba neateina padėti, na, tikrai. Yra nemažai taisytinų dalykų, jaunas žaidėjas, labai perspektyvus žaidėjas, bus įdomu pasižiūrėti, kaip jo kreivė Europoje kils, jeigu jis pateks pas gerą trenerį ir galbūt ištaisys tokias klaidas ir norės tobulėti, nenustebčiau, jeigu atsidurtų ir Eurolygoje už kelių metų.
Kitas dalykas, Luko Ulecko žaidimas dar daugiau su kamuoliu. Kaip ir minėjau, Juventusas neturi tokio tikro įžaidėjo. Aikštelėje dažnai būna Diarra, Balinskas, Evaldas Šaulys ir tuomet Lukas Uleckas 4 pozicijoje. Bet Ulecko greitis yra tai, kas daro jį labai pavojingų 4 pozicijoje. Taip pat jis labai gerai atlieka perdavimus ir žaisti 2 prieš 2, kuomet turi gintis 4 ir 5 pozicijos žaidėjai, nėra lengva. Tu ištrauki 2 varžovų aukštaūgius ant tritaškio, lengviau tuomet yra ir kitiems krepšininkams. Ir Ulecko tokie skersi perdavimai į kampus, atrodo tiesiog įspūdingai, suraižo visą varžovų gynybą, gali mesti arba laisvas, arba atakuoti close-out situacijas. Uleckas play-offuose rinko po beveik 4 rezultatyvius perdavimus per mačą ir žinoma, jo greitis bei jo žaidimas su kamuoliu nulėmė tas pusfinalio lemiamas rungtynes, 2 jo tritaškai prieš Donatą Torolį, 2 tokie patys judesiai, stebekai į dešinę pusę, tik parodo, kaip yra nepatogu didesniems ir lėtesniems 4 pozicijos žaidėjams dengtis prieš Luką Ulecką, kuris, nominaliai tai yra 3 pozicijos krepšininkas. Taip, tu gali jį bausti atkovodamas daugiau kamuolių puolime ir Neptūnas tą padarė 3 serijos rungtynėse, kadangi tiesiog žaidimas su juo ir tarkime su Ivanu Vranešu, tikrai trūksta kartais Juventusui ūgio tose vietose ir manau, kad Žalgiris irgi tuo tikrai galės pabandyti pasinaudoti, bet kokiu atveju absoliučiai įspūdingas Luko Ulecko dar progresas į viršų ir nuostabios 2 play-offų serijos. Negaliu nepaminėti ir Pauliaus Valinsko žaidimo serijoje prieš Klaipėdos Neptūną. Daug Utenos komandos fanų turbūt buvo tikrai nepatenkinti po kelių jo epizodų toje pralaimėjimų serijoje, bet Laimonas Eglinskas davė vėl pasitikėjimą šiam krepšininkui ir jis primetė begalę sudėtingų metimų šioje serijoje. Vėlgi, ar kas nors labai daug pasikeitė? Tiesiog žalia šviesa, ko ir reikia tokio stiliaus krepšininkui. Leidimas kartais klysti, kartais galbūt padaryti per daug su to kamuoliu, bet galiausiai matome, kad tai atsiperka kitus 8 kartus iš 10. Ne vienas sudėtingas ISO tritaškis 2 prieš 2 situacijose sukurta begalę pranašumų ir vėlgi komandai be tikrojo žaidėjo reikėjo geresnio sprendimų priėmimo. Gynėjo asistų skaičius šioje serijoje atrodė taip: 8, 4, 6 ir 0 tuomet rungtynėse, kuriuose jis pats surinko 29 taškus ir Utenos Juventusas laimėjo tą mačą namuose. Kalbant apie gynybą ir Laimono Eglinsko taktinius pasirinkimus šioje serijoje ir ne tik, tai buvo šiek tiek sumažintas tokio trumpo vieno žingsnio step-outų skaičius, kuris būdavo dažnai naudojamas prie Kęstučio Kemzūros. Serijoje prieš Neptūną mes pamatėme labai agresyvų step-outą, kartais net dvigubinimą prieš Richardą Lomažą ir prieš visus kitus tai būdavo paprastesnė gynyba. Utenos Juventusas leido Arnui Veličkai mėtyti po driblingo, leido mėtyti vidutinius metimus, flauterius, leido eiti į baudos aikštelę, jie to nebijojo. Jie matė lygos MVP procentus paskutiniu metu ir nusprendė tiesiog siūsti labai agresyvę gynybą prie Richardo Lomažo ir pasakė: mes norime, kad mūsų komandą įveiktų kiti Neptūno krepšininkai. Ir taip jie kartais prasileisdavo iš tai taškų, bet ilgoje atkarpoje šioje serijoje tai buvo sėkminga taktika. Beje, Laimonas Eglinskas 3 serijos rungtynėse nusprendė pritaikyti tą pačią gynybą ir su Arnu Velička. Tai ne iki galo pasiteisino, Neptūnas primetė nemažai tritaškių, gavo nemažai laisvų metimų, kurių dar ir nepataikė. Ir Eglinskas jau vėl 4 serijos rungtynėse nusprendė grįžti prie tos strategijos, kuri veikia 1 ir 2 rungtynėse ir vėl laimėjo bei uždarė seriją. Maždaug taip atrodo Laimono Eglinsko ir visos Utenos Juventus komandos stebuklas. Išlaisvinti krepšininkai, suteiktas pasitikėjimas gynėjams ir perimetro krepšininkams, daug daugiau greitojo puolimo ir daug mažiau žaidimo nugarą į krepšį. Tokie Juventuso pasikeitimai jiems leido pirmą kartą miesto istorijoje patekti į LKL finalą. Jeigu jums patiko šis video, tokia analizė, nepamirškite paspausti like, prenumeruokite kanalą, o komentaruose parašykite, kas jūs labiausiai nustebino šioje serijoje, galbūt ir iš blogosios pusės Rytas ar Neptūnas ketvirtfinalyje ar pusfinalyje. Žodžiu, lauksiu jūsų nuomonių komentaruose ir mes susimatysim jau LKL finaluose. Iki. Kazino Admiral lažybos. Nesakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.